Sveiki, sumušinėša Aisis ir šiandieną jūsų laukia rytoj epic video. Rytoj aš, kaip žinote, išpakuosiu savo, ko jūs ir žinot. Aš buvau sakęs per TikToką, tačiau sprendžiau, kad TikTokas man nereikalingas ir aš jį ištryniau ir nusprendžiau geriau per YouTube'ą tęsti, nes YouTube'as geresnė platforma, ten per TikToką mane stebi visokie ten nepažįstami, su kuriais galbūt turėjau reikalų ir nenoriu turėti, nu žinot. Ir YouTube'as labiau toks žinomas mano draugų, nepašalinių žmonių. Ir aš per YouTube'ą keliu, nes, kaip sakoma, mane labiau pažįsta, žinot kaip būna. Labiau ten draugai ten labiau mane ten seka, negu kažkokį svetimį, tai geriau galvoju per YouTube'ą. Nu ir aš buvau šiandien Lenkijoje, mačiau dangoraižius, mes ten aplankėm Varšuvos, ten miestą, ten toks gražus miestas, ten yra ir senų dangoraižių, ir naujų ten prekybcentrių. Ir mes buvom prekybcentrį, rytoj jums parodysiu, ką aš nusipirkau už savo pinigus. Labai įdomi, aš jums kol kas nesakysiu, bet, nu, pamatysit, žodžiu. O šiandieną nusprendžiau, kad jums nebūtų taip smagu, aš iš Lenkijos nusipirkau už 12 zlotų šitą gėrimą Truix. Dar nepraplėštas ir aš jo niekada nebandžiau, reikia išbandyti. Čia, žinokit, ne šiaip gėrimas, čia iš Lenkijos. From Poland. O taip atrodo. Skystis, reikia paragauti. Nerealus skonis. Kaip pieno ir Twixo kokteilį, žinot kaip būna? Jūs geriat kokį kokteilį, kuriame ir plaktos grietinės, ir riešutai, ir kakao, ir saldumas didelis. Tai čia tokia, nu, grinai Twixinis kokteilis. Panašus į kakavos kokteilį, labai skanus. Aš įvertinčiau kokie gal 8 iš 10. Tai va tą norėjau pasakyti. Dar kalbant, aš buvau nusipirkęs šokoladą, bet galvoju net įsitesnį, nes ten toks įprastas, ten viduje su karamelė, tai galvoju nebūtinai reikia. Nors palaukit, dar atsigersiu, reikia. Toks skanus Twixo. Aš esu ragavęs Vimensų, labai visai skanus, bet Twixo nesu ragavęs kokteilio. Twixo, sakyčiau, įvertinčiau pagal skonį.